Taigi šiandien paneigsime mitą, kad AutoCAD'as yra sunki programa ar kažkas baisaus. Visų pirma, tai yra labai puikiai programa ir labai lengva su yra braižyti, kaip įprantama, ir išmoksime. Na ir šiandieną mes su jumis išmoksime, parodysiu principą, kaip yra braižomi brėžiniai, labai lengvai, greitai, paprastai ir aiškiai. Be abejo, kai žinios yra įsisavinimas, visą tai vyksta labai aiškiai. Na, o nubraižymas brėžinys, matmenys sudėliojami, visą kitą ir taip toliau. Na ir pradėsime nuo pradžių. Visų pirma, šitą brėžinį ištrinsiu. Na ir visų pirma yra susikūrimi sluoksniai, apie tai irgi pasakosiu. Na, o dabar pagal brėžinuką mūsų pasiėmam pagrindinę liniją, pasiėmam liniją, įsijungiam statmeną ir pradedam braižyti. Matmenys rašom iš klaviatūros, 100 šiuo atveju, dabar 20 įdėjau. Ir taip pat, kadangi AutoCAD'as yra nepaslaptis matmenų braižymo dėjimo programa, todėl labai paprasta su yra suvesti visus, sudėti matmenis. Labai aiškiai, konkrečiai dirba programa. Aukštis 80. Ir dabar pagal brėžį reikia vieną pusę ir kitą nukelti ir nešti punktyrinės linijas. Tai darom su komanda offsetu. Štai lengvai vieną pusę į kitą pusę. Suvedam skaičius, suvedam komandas, kokias reikia. Jų yra nemažai, bet visos yra labai reikalingos ir visos aiškios ir suprantamos. Todėl aš tai čia demonstruodama, aš jums rodau, kaip greitai yra braižoma ir paprastai braižoma AutoCAD programa. Na, dabar pratinėsim punktyrinės linijas nereikalingas, kurios mums šiek tiek blaško ir nereikalingos. Pagal brėžinuką viskas konkrečiai ir aiškiai. Dabar nusileisim nuožulnas, tam susirasim taškelius. Irgi su offset komanda. Po 15 šiuo atveju yra į vieną pusę, į kitą pusę. Ir po 25 į vieną pusę ir į kitą. Jeigu pradžioje dabar dar nesigaudote, nesiorientuojate, tai po video pamokų, po video kurso viskas labai susistoja į vietas, viskas labai tampa aišku. Nuo taškelio iki taškelio nuleidžiame, dabar tiesiog demonstruoju, kaip kokybiškai, aiškiai ir paprastai yra braižoma. Pasižymim nereikalingas linijas, kurios tuo metu buvo nereikalingos, tik tai kaip pagalbinės, dabar mes jas ištrinam. Dabar ištrinsim ir tas atkišusios tokias linijas nereikalingas, jos irgi tapo nebereikalingos. Viskas labai gerai aišku daroma. Gerai tai, kad čia nesu pieštuku, nereikia nieko trinti, žinoma. Viskas labai lengva ir paprasta. Na, pagal brėžinį mūsų šita ir šita linija turi būti punktyrinės, tai mes jas verčiam į punktyrinės. Štai viršutinė brėžinio dalis tai yra vaizdas iš priekio nubraižytas, dabar dar liko vaizdas iš viršaus. Taigi pasimsim liniją, įsijungsim orto, kad linijos būtų tiesios. Ir vienas iš būdų, kaip aš braižau, bet noriu pasakyti, kad tai nėra vien tik šitas vienintelis būdas, kurio reikia braižyti ir nėra jokių kitų. Žinoma, veiksmų seka nebūtinai turi būti tokia, kokią aš dabar rodau, kadangi vieną kartą braižant vienokį brėžinį, vienokia veiksmų seka, pats brėžinys padiktuoja, kad tuo metu ar vieną matmenį dėti, ar kitą. Kitu atveju brėžinėje vienam matmens neįdėjus ir nesužinojus jo atstumo, negalim bus nubraižyti kito. Taip, kad žodžiu, čia yra grinai pagal brėžinį patį, kaip yra braižoma. Tai va, nebijokite, kad tai yra neprivaloma seka. Tiesiog aš rodau principą. Toks brėžinių braižymo principas yra. O jūs veiksmus pasirinksite ateity, galbūt ir kitokia seka bus, bet principas vis tiek išliks toks pat. Na va, lengvai, paprastai ir aiškiai išsitrinam, kas nereikalinga. Nusibraižom horizontalią liniją, trikampiukas, centras. Priserinam, dabar apskritimą, braižysim apskritimus į centrą. Diametras mažojo 10. Vyko klaida, aš iš naujo nubraižau, ne tą skaičiuką suspaudžiu, diametras center 10. Dar kartą apskritimas, diametras 15, prašau 30. Na, jau klaida įvyko, aš ištrinau, rodau, kad ir klaidų būna. Ir dar vienas apskritimas, diametras 50. Štai turim apskritimus. Dabar viduje tokį kvadračiuką įbraižysim. Tai yra vienas iš būdų nukelti linijas, jo atstumui atžymėti, vieną pusę į kitą.
Na ir pasiemam liniją pagrindinę, ortą išjungiam, kad mums netrukdytų ir susivedam į taškus. Matom viskas paprastai ir aiškiai. Ištrinti nereikalingas linijas susižymės ir delete ištrinam. Na, va, toliau vėlgi šonuose tokie trikampiukai iškirtimai, jų yra atstumas po 15, nieko nelaukia ir dedam. Na ir susivedam linijas tiesiog. Tos taškus, kurias pasiruošusi mes pagalbinės ir pasiruošę nupaišėme. Dabar susižymim linijas, tiesiog kurios nereikalingos, delete ištrinam ir ištrinam gabaliukais linijas. Viskas paprasta ir aišku. Video tiesiog rodo, kokiu greičiu galime ir tiesiog braižyti paprastai nesusimastant. Na, dabar pas paprasčiausias ir mieliausias būdas yra matmenų sudėjimas. Nuo taško kampo iki kito kampo važiuoju, ištempiu, vėl važiuoju nuo kažkurio tai kampo iki kampo. Matot, kai brėžinys yra jau nubraižęs, pats paprasčiausias būdas yra lengviausiai sudėlioti matmenis. Jie tada gaunasi kokybiški, aiškus, savo vietoje. Miela, malonu dirbti. Taip, kad viskas paprasta ir aišku. Tiesiog norėti, išmokti ir džiaugtis ir dirbti. Štai kaip paprasta, kaip minėjau, vienas iš paprasčiausių būdų sudėlioti matmenis. Šitą, pavyzdžiui, nutempsim šiek tiek žemyn. Šitą galime irgi žemyn, kad linijos nesidubliuotų. Štai, na, turim nusibraižę savo brėžinį, kurį jau reikalui esant galima būtų atsispausdinti. Kaip paprastai, lengvai, be streso yra galima mokytis AutoCAD braižyti nuotoliniu būdu.